perspektyvą. Kas yra ta vyro įtampa, kuri sukuria magnetizmą? Aš iš karto suprantu, ką tu nori paklausti, nes veikiausiai išgirdu žodį įtampa, iš karto atsiranda ta mintis, kad pirmiausia tai yra kažkoks nerimas, stresas. Jo, vat, kad nesumaišyti, žinai, kad įtampa tai yra stresas. Arba kažkas, kas yra labai nemalonu, į ką tu papuoli, tarsi, į tokią nemalonį įtampą. Bet aš turiu galvoje ne tą įtampą kaip nerimą, bet aš turiu galvoje prigimtinę vyrišką įtampą, tai yra gebėjimą išlaikyti įtampą. Tai reiškia, kad jeigu vyras nusistatė kryptį, nusistatė tikslą, jisai geba išbūti toje įtampoje ir tą įtampą išlaikyti, veikti, išbūti. Tai apie tai. Gal, pavyzdžiui, kokį pavyzdį gali pasakyti, tarkim, kad aš nieko, aš tarkim nesuprantu, ne, vis tiek aš tarkim nesuprantu, ką reiškia vyras geba išlaikyti įtampą. Kas jo kokį tokį paprastą pavyzduką, kad man būtų aišku. Aš manau, kad kasdieniam gyvenime mes atrastumėm daug pavyzdžių, bet vienas man iš labiausiai įstrigusių pavyzdžių. Čia dabar visai nesenai buvom Utmos, ta prasme, muštynėse, kautynėse. Ir stebėdama, ir tikrai išlaikiau dėmesį visą išbuvau visą tą laiką ir mąsčiau, stebėjau vyrų pasirengimą, jų dėmesio sukaupimą ir išlaikymą to dėmesingumo net tuo metu, kai, jis yra ir pavargęs, ir jau primuštas, ir galbūt jau ten vos stovintis ant kojų, bet jisai geba vis tiek atsistoti, sutelkti dėmesį ir toliau kryptingai veikti ir reiškia dar pataikyti ten, kur nusitaikė. Tai aš turiu galvoj, kad su pirmu pargriuvimu vyras nepraranda įtampos ir jisai vis tiek toliau atsistoja, eina, veikia ir toliau geba koncentruoti dėmesį. Aš turiu galvoje, kad man galbūt net tas pats įtampos išlaikymo momentas yra kryptingas sutelkimas dėmesio į kažką. Dažniausiai tai turbūt vyrai pasirenka objektą. Tai yra, nežinau, darbos ir moteris. Aš norėjau apie darbą, bet galima eiti prie moterų, nes šiaip sąveika, ta įtampo sąveika stipriausia atsiranda taip tarp vyro ir moters. Nuo ko mes ir pradėjome. Taip, nuo ko mes pradėjome ir šiaip tai grįžti reiktų prie to, ko pradėjome.